Net ne už visas nuodėmės žmonės gailisi, sako kitas įk. Aš nesigailiu, žinai, aš ten atkerčiusiu taip ir taip padarysiu. Viskas, piktai dvasia vartai iškart atverti. Ypač per neapykantą, kas su meilė susiję. Meilė, nemeilė, kas yra susiję, ta prasme, nes nemeilė tai yra asmens naikinimas. Reiškia, kas yra naikintojas? Ne Dievas yra naikintojas. Reiškia, tu pasiduodi neapykantai, automatiškai tu esi piktoje pusėje. Tai va. Tai nuodėmės už jas gailėtis, pasiryš nenusidėti, ne, pasiryš nenusidėti. Tai vėl, nuodėmės išpažinti, ne, tai va. Tai jau čia etapas, kai tu gali atlikti išpažinti, nu ir atsilyginti ir taisytis. Tai čia vėlgi ryžtas turi būti. Atsilyginti ir taisytis, įsivaizduojat. A ką reiškia atsilyginti? Tai vėl netai paprasta, reiškia vėl klausti, reiškia tikrai su kunigu reikia tartis, kaip aš galėčiau atsilyginti ir kaip aš galėčiau taisytis. Tai kokių kelių, tai matot, kad čia visą kelią reikia, čia labai greitai paminėjom tos 5 dalykus, ne? Iš vienos pusės taip, yra žmonės, kurie blogą daro ir blogo linki, yra tikrai. Bet kaip neįsivelti tą kaltinimą, kuris užrakina ir praktiškai netgi sutrukdo netgi atgailautam žmogui ir suvokti, kad ir jo nuodėmės, jeigu dar jo nuodėmės dar daugiau nesutrukdo negu to ar kito žmogaus blogio palinkėjimas. Tai, žinai, toks pigus, reiškia, bandymas, reiškia, nežvelgti į savo vidų. Tai nusiplauti nuo situacijos. Šiaip vis tiek mes esam pašaukti, tokia vėl labai svarbus yra tapatumo klausimas. Aš esu Dievu, kad ir klystantis, aš esu Dievu. Tokio vidinio tvirtumo, ne, tai reikia prašyti visą gyvenimą. Ir kiti žmonės, nu ką, yra, sakysim, aišku, yra tų būrėjų, yra kerų, visko, yra tų vodų užsima ir taip toliau, visokiom šlikštynėm, visokiom bjaurastim, žinai, bet jeigu taip dabar kalbėtai, kas man gali pakenkti, Dievas su manimi, kaip 91 psalmė ar ten kitose psalmės, tai viešpats mano ganytas, man nieko netrūksta. Tai čia galim pasižiūrėti ir Švento Kiprijono pavyzdį arba kitų šventųjų, tai kaip tie būrėjai, tas santykis su tais burtininkais visą laikais. Ateina patys burtininkai paskui ir klausia, kam tu tarnauji? Aiškia, nes negalim nieko tau blogą padaryti. Tai iš tikrųjų tai yra klausti vis laik savęs, koks mano santykis su Dievu. Pirmas čia turėtų būti pats svarbiausias dalykas. O kiti tie, tai ką žmonės, tai man labai patiko vienas pasakymas vieno žmogaus. Klausė, sako, kaip tu, sako, tai savo žmonai tiek daug atleidai, žinai, jis bamba ten, žinai, grįžina, kaip tik liaudiškai šneka, žodžiu. Žinai, sako, aš ją tai šiaip myliu, nuo jaunystės myliu, bet jin kažko nesupranta. Jin kažko nesuprata gyvenime, nepilnai tai va. Tai va. Čia aš nenoriu sakyti, ką aš čia sakė, aš labai man artimas žmogus, žinai, tai bet esmė tokia. Tai toks, šiltas požiūris į žmogų, net daugiau matant tame žmoguje gero, negu tas pats žmogus savyje pastebi, įsivaizduoji. Nes iš tikrųjų taip ir yra, reiškia, tas Dievas, jeigu žiūrėtų į mus pagal mūsų elgesį, laikysinę ir supratimą, tai būtų tragedija, mes čia sudegtume visi. Nes visi mes nuodėmingi ir visi riboti, tai jau, bet Dievas mumise mato tai, ką jisai įdėjęs yra, suprantate, su perspektyva į mus žiūri. Tai va, tai kaip jau pradėjome minėti, tai iš tikrųjų, tai jeigu mes norim tikros laisvės, tai mes už savo persekiotus, kas pasakyta šventam rašte, melskis už savo persekiotus, laiminkite ir nekeikite. Tai yra sunkus uždavinys, bet yra labai veiksmingas dalykas. Labai sunkus, bet labai veiksmingas. Tai apibendrinant, ką galėtum pasakyti? Aš esu Dievo ir pašauktas būti panašiai į Kristų ir todėl man jie šventoji dvasia, bet ir turi elgtis pagal tą dvasią. O ką tai reiškia? Laiminsiu tuos, kurie man nepatinka ir melsiu už tuos savo priešininkus ir tuos, kurie mane ėda, graužia ir panašiai. Ir kurie... Ir čia bus kova? Iš tikrųjų, ar įsivaizduojamai linki blogio ir galbūt atvirai kenkia. Taip.